ryžas. Gardeniotas, strazdanotas ir spoguotas. Nosis kaip bulbašant, dantis atsikišę. Ir kas svarbiausia, jisai netai buvo apsirengęs, buvo su Adido treningais ir lakierkom. Tu tikra draugė. Ačiū, kad atsisukai. Gal tu kitą kartą su kalėdų seniu susirašinėk? Ar matei tetę arba būdo visai mergelė? Kokia čia dabar mada? Tikriausiai euriška. Mes kai mama tai draugystė buvo kita, o be jo. Kaip eilėmis kalbėjai. Aš vienišas paukštis, vardu aš Krankaitis, stiprus ir paėdęs, tačiau nelaimingas. Aloizas Dzioban. Prašau neprasivardžiuoti. Man įsižeidė ponas didysis. Tu nemandagi? Tu pats toks. Koją nutrauksi. Daug turi. Užteisi iki gyvenimo galo. Imk kitą. Tai už kurios imti? Padėk man bandą. Dar ko sumanysi? Aš nepratus daryti. Juodų darbų. Jei reikėtų už tave prie paca pasėdėti, tai galėčiau. Ne tik per kalėdas daro stebuklus. Sveiki, mėlėjai. Ar jūs tikitės stebuklais? Taip, aš tai tikiu. Aš ir, o jūs, gerbiami svečiai, ar tikite, kad meilė ir gerumas keičia pasaulį? Taip, draugai lyg tylūs angelai mus pakelia aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti. Kalėdų šurmuly, vis kažko laukiam, ieškom, skubam, o jų giliai širdį, visatos lobiai paslėpti, jūs jau suradot raktą nuo paslaptingos skrynios. Dėkojam jums, kad auksagrinių gerumu pasaulį mūsų šildo. Jūs tie, kuriuos aukščiausiai siuntė, kai labirintos pasiklydę, neberadome vilties. Jums ačiū sakom, iš visos širdies. Ir tie sėkmė iš mūsų dėkingumą jums nuties dosnumą ir ramybės kelią, o einant to keliu, gerumas ir palaima jūs lydės. Perduot galim. Žiemos vidury, saulės spindulį, tai gerai.
pasipuošę. Turbūt švenčia šiandien, ką nors švenčia? Naujus metus švenčia. Velykas. Ne. Gal gimtadienį švenčia? Švenčia ir gimtadienį, su gimtadienį. Su gimtadienį? Ne. Tai ką vaikai švenčia? Beveik kalėdas, taip? Taip? Na, o kas yra pats svarbiausias per kalėdas, ar kas nors žino? Kalėdų senis. Oho, kalėdų senis. Tai vaikai, jūs čia visi sėdit ir svečiai laukiat kalėdų senelio? O, kai žiūrėkite, man senelis! Labas vakaras, vaikai! O kodėl neatsakėt visi vaikai? Labas vakaras, vaikai! Šaunuoliai! Jos nebuolė, paimkite šitą sunkų maišą. Vaikučiai. Dar neradoma. Tęskime gerus darbus. Maestro muzika. Labas vakaras visiems. Labas vakaras vaikai. Ačiū Jums labai už nuotaikingą programą. Ačiū, kad taip smagiai sutikom kalėdų senelį ir išlydėjom jį. Pirmam kalbėti ir lengva ir sunku, nes lengva todėl, kad ką pasakysi, tai kiti jau nenorės kartoti. Ir galvos savai žodžiais kažką. Tai jau sunku iš tikrųjų, kad negali kažko tai tokio ypatingo, linksmo ir malonaus pasakyti. Taip, gali palinkėti daug gražių žodžių, pasakyti daug gražių frazių, bet gražiau, ką šiandien jau pasakė direktorė, iš tikrųjų jau nesugalvosi ir iš tikrųjų nereikia čia kažko ypatingo galvoti. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad visi jūs žinote, skaitote spaudą, žiūrite televiziją ir žinote, kad mūsų valstybėje tai lygtais bandoma reformuoti vaikų namus, reformuoti, pertvarkant juos į įvairias šeimynas, išskirstant ir panašiai vaikus, bet ir sakoma, kad tai yra ateina iš Europos, kad čia yra gera patirtis ir panašiai. Bet šiuo atveju būdamas čia, jau ne pirmą kartą, nu ir ne antrą, tikrai. Nu, tris kartų dabar suskaičiau. Esu ir anksčiau buvęs, bet nesvarbu. Tiesiog čia nėra čia ko reikalo, nei čia girtis, nei ką, bet iš tikrųjų, būnant šituose namuose, aš negaliu pasakyti, kad mes turim susilyginti ir su visais ir sakyti, kad čia kažkas tai negero, kad mes čia turime imti ir reformuoti, išskirstyti, išsiskirstyti ir panašiai. Iš tikrųjų, taip, mes esame Europos dalis, taip mes turime laikytis nustatytų taisyklių ir panašiai, bet mes neturime aklai sekti ir kopijuoti. Aišku, vaikams tai, ką aš sakau, neįdomu, bet labai truputį noriu suaugusių dėmesio. Mes tikrai to neturim daryti ir kopijuoti tai, kas mums siūloma. Taip mes bandysime pasitelkę ir savivaldybę, ir pasitelkdami vietos veiklos grupės ir bendruomenės, sugrąžinti kai kurios vaikus, kurių čia tiesiog negalime sutalpinti, kurių dėja yra daug, kuriem tenka gyventi kitur. Bandysime sugrąžinti į kaimo vietovės, teiksime ten šeimynas, tam esame ir nusimatę patalpas, ir buvusius darželius, kurie nebenaudojami. Tačiau pagrindas toksai, kad išdalinti, išdraskyti, tai nemanome, kad tai būtų teisingas kelias. Gal kažkur kitur, kur nesiseka vaikų namam, kur tie vaikų namai nelabai geri, tai gal tai yra teisingas kelias, tačiau visus brėžti pagal vieną liniją tikrai nėra tinkamas būdas ir tinkamas kelias. Tai mes apie tai su direktorė esame diskutavę ir direktorė man sakė, kad aš čia tikrai labai nesenai, o direktorė daug metų, tai jinai pragyveno ne vieną tokią reformą ir tos reformos ateina ir nueina kaip bangos, tačiau vaikų namai lieka. Ir lieka, tenka su apgailestavimu pasakyti, čia toks, kiekvienam iš mūsų toksai kaip priekaištas, kad geriausiai būtų, jeigu jų nebūtų. Mes čia toks, paradoksalus pasakymas, bet iš tikrųjų gerai būtų, kad jų nebūtų ir gerai būtų, kad visi vaikai, kurie yra čia, turėtų savo šeimas, augtų juose, džiaugtųsi. Tačiau
būtų man linksmiausia ir maloniausia, kad priimtume tą realybę tokią, kokia yra, nesislėptumėm už jos, už gražių žodžių, už skambių frazių, už dar kažko tai, už, nežinau, kažkokių tai kitų dalykų, bet labiausiai norėtųsi, kad priimdami tą realybę mes visi kažkiek tai prisidėdami, labiausiai vaikų namų kolektyvas, kad prisidėtų prie to, kad šitie vaikai, kurie užaugs ir išeis į tą gyvenimą, kad jie išeitų į tą gyvenimą pasiruošę ją. Taip, jie neturi tokio gero starto kaip mes, čia jį turime, jiem kažko kito nebuvo suteikta, kas buvo suteikta mums, bet labai tikiu ir labai noriu tikėti, kad šitiem vaikam, vaikų globos kolektyvas tikrai suteiks viską, kad jie išeitų į gyvenimą taip pat puikiai pasiruošę, kaip ir galbūt išėjome mes. Tai ačiū Jums labai ir taip pat vaikam noriu to palinkėti, kad užaugtumėt stiprus sveiki, kad į tą gyvenimą išeitumėt linksmi, kaip esate dabar. Na ir ką, viso ko gero ir jūsų kolektyvui direktorė labai ačiū. Baigdamas jau tą savo ilgą kalbą, noriu pasakyti, kad savivaldybė taip pat truputį simboliškai prisidėjo, nedideliam dovanom, bet piniginiam dovanom, simbolinį čekį įteiksiu direktoriai ir iš karto pasinaudodamas progą noriu supažindinti jūsų nauja socialinės paramos skyriaus vedėja, ponia Daiva Uselienė, kuri dirba antrą dieną, jeigu nenorės. Čia pas mus antrą dieną, bet iš tikrųjų labai geras žmogus ir patyrusi specialistė, tai jeigu jinai norės, kažką pasakys, tik tiek tai. Ačiū dar kartą ir